Labai logiškai išdėliota konferencijos temų struktūra. Pradėjom nuo namų, perėjom prie fasadų, prie stiklų ir klausimas tada išlieka, kuo tos stiklus ir fasadus uždengti. Nes jau kolega kaip ir vieną problemą buvo iškėlęs. Karštą vasaros dieną tiek namuose, tiek ofisuose visų pajėgumų dirba kondicionieriai, bet taip tų patalpų pakankamai ir netvėsina, jeigu langai yra pliki. Tai šiandien pabandysim trumpai, bet koncentruotai papasakoti apie tai, kokie yra pagrindiniai sprendimai fasaduose. Labiau koncentruosimės į privačių namų sektorių, bet Dextera yra lyderiaujantis rangovas komerciniuose pastatuose Lietuvoje. Tai šiek tiek su kolegom pajuokavom, kad vasario mėnuo labai tinkamas metas kalbėti apie saulės kontrolę, juolab kai sausį turėjom tik tai vieną saulėtą dieną, bet iš tikrųjų tai ir yra tinkamas metas be kabučių, nes jau kai saulė šviečia pro langus, jau yra per vėlų galvoti apie sprendimus, kuriuos būtų galima greitai įgyvendinti. Ir šiandien kalbėsim kreipdami dėmesį į 3 dalykus - į inovacijas, komfortą ir į energijos efektyvumą. Tai inovacijas mes matom, kad didėja pasaulyje ir Lietuvoje sąmoningumas ir terminai kaip ekologinis sąmoningumas ir tvarumas nėra kaip kažkokia tai mada, bet tai jau tampa požiūriu ir žmonės vis labiau linksta iš masiškos gamybos prie etiškos gamybos, galim pavadinti taip. Kai kalbam apie komfortą, tai kiek mes laiko praleidžiam patalpos viduje? Turbūt didžiąją savo darbo dienos dalį ir langų uždangalai tinkami gali labai stipriai padidinti mūsų produktyvumą ir komfortą darbo metu. O kai kalbam apie energijos efektyvumą, tai pamatysim skaičius, rolet ir žaliuzės gali labai stipriai sumažinti sunaudojamos elektros energijos kiekį tiek vasarą vėdinant patalpas, tiek žiemą jas šildant. Tai kokios tos pasaulinės tendencijos? Technologinė pažanga, tai pirmiausia, jinai pasižymi tiek konstrukcijose, tiek audiniuose mūsų gaminių. Emocinė sveikata, tai niekas turbūt nepaprieštarausit, kad šviesa labai stipriai lemia mūsų dienos ritmą. Ir kuo mes daugiau natūralios saulės šviesos gauname, neįkyrios saulės šviesos, tuo mes jaučiamės produktyvesni ir mūsų emocinė sveikata būna geresnė. Kitas labai svarbus sprendimas, ypač architektams, tai keliami komerciniams objektams LEED, BREEAM, WELL sertifikatų reikalavimai ir natūralu, kad šiais laikais norint gerai išvystyti komercinį objektą reikia tos sertifikatus gauti, juolab, kad tai dažniausiai projektus komercinius vysto investicinės bendrovės, kurios vėliau planuoja juos parduoti, ir su tokiais sertifikatais tas pardavimas būna pelningesnis. Labai dažnai susiduriam, kad architektams tenka aukoti dizainą vardan funkcionalumo. Tarkim, užsakovas būtent nori, kad estetiškai atrodytų taip. Vadinkim, mūsų galbūt pagrindiniai konkurentai yra žuolaidų sektorius. Nesenai buvo tam tikras trendas ofisuose montuoti žuolaidas, bet vėliau po metų tie klientai kreipiasi pas mus ir prašo dar papildomai sumontuoti roletus, nes tai nėra labai funkcionalu tas žuolaidas naudoti. Jeigu tu gali užtamsinti visiškai patalpą, taip, tai praktiška, bet su roletu, su žaliuzėm tu gali reguliuoti tą šviesos srautą, kuris patenka į patalpą, tai gali ir daugiau, ir mažiau tos šviesos įsileisti, o su kai kuriais sprendimais ir visai jos neturėti. Ir, žinoma, energijos taupimas, tai kalbam apie eksploatacinius kaštus, kuris taupo
ne 1, ne 2 metų laikotarpį, bet 10-15 metų laikotarpį. Tai dažnai tuos sprendimus, kuriuos mes siūlom, jie nebūna pigiausi rinkoje, šiek tiek brangesni, bet mes parodom klientų, kad žiūrėk, per 15 metų tau tai netgi atsipirks ir tu turėsi iš to papildomą pelną. Ir jeigu jau prakalbam apie pinigus, tai visą laiką labai gerai žiūrėti, kur krypsta tendencijos, tai ten, kur keliauja pinigai. Ir šiuo metu kokios prognozės yra, Forbes prognozuoja, kad išmaniųjų namų rinka iki 2027 metų pasaulyje sieks 165 milijardus eurų. Tai panašu, kad išaugs daugiau negu dvigubai per ateinančius 4 metus. Nesenai buvo Pasaulio ekonomikos forumo duomenys paskelbti, kad Europoje, tiksliau Europos Sąjungoje, 75% visų esamų pastatų yra niekaip nepaliesti energijos efektyvumo. Tai vadinasi, neturi gyventojų jokių sprendimų išmaniųjų, ar net neišmaniųjų, elementarių sprendimų. Tai būtent rinka išmaniesiams sprendimams yra labai didelė. Ir kalbam visą laiką, kokia ta yra ekonominė nauda. Tai naudą galima matuoti ir finansiškai, ir emociškai. Tai įsivaizduokit karštą vasaros dieną, sėdim biure ir nėra jokio langų uždengimo. Tai tiesiog saulė spigina pro langus ir visų pajėgumų mes jaučiam, kaip bėga per nugarą prakaitas, mūsų produktyvumas mažėja, mūsų nuotaika mažėja, mes galbūt einam į pagalbinės patalpas šiek tiek atsivėsinti, vadinasi, mažiau laiko praleidžiam savo darbo vietoj ir taip toliau. Kartą mūsų meistrams teko montuoti, kai buvo Vilniuje statomos burės verslo centrai, tai montavom vidaus roletus ir tuo metu dar pastate neveikė vėdinimo sistemos. Tai tiesiog buvo visiškai kaip šiltnamis, žmonės galėdavo valandą padirbti ir turėdavo eiti gerti daug vandens, atsigaivinti, pabūti grynam ore, nes temperatūra viduje turbūt buvo kaip pirty. Tai tokia temperatūra, pavadinkime, aš aišku hiperbolizuoju, vis tiek veikia pastate vėdinimo sistemos, bet jaučiam saulės karštį pro langus ir tai nėra labai produktyvų darbuotojams. Ir jeigu jau perinam visiškai prie išmaniųjų sistemų saulės kontrolės srityje, tai jų panaudojimas yra beribis. Mes galim netgi prijungti savo produktus prie išmanių sistemų, kurios seka mūsų lokaciją, nustato, žino, koks yra klimato kokia juosta, paros metas, laikas, kokie krituliai šiuo metu ir atitinkamai reaguoja, tai pagal savo parametrus nustatydamus. Galim nusistatyti netgi tokius scenarius, pavyzdžiui, jeigu mėgstame ryte pabusti su saulės spinduliais, vasarą natūralus saulė vienu metu teka, žiemą tuo metu dar tamsu yra, sistemos tai supranta ir jos prasiveria, pažadina mus tada būtent, kada reikia, o ne tada, kai tarkim mes kažkokią konkrečią valandą esam nusistatę. Tai tokios funkcijos, kai nustatai kažkokius scenarius pagal valandą, jau yra praeitis. Šiuo metu visos funkcijos nusistato pagal tai, kaip vėjo, saulės, lietaus, temperatūros daviklių pagalba. Ir mes galim didžiuotis, kad atstovavom savo roletų sistemose vieną iš lyderiaujančių pasaulio sistemų gamintojų, vystytojų, Olandų kompanija Coolys. Iš esmės pasaulyje yra 2 kompanijos tarpusavy konkuruojančios, tai amerikiečių Hunter Douglas, kur labiau tą amerikietišką dizainą, kultūrą neša, ir Europos pusėje yra kompanija Coolys.
dažnai girdžiu, vat būtent kaip einam ant kainos klausimo projektuose, sako, na, roletas yra roletas, ką čia beišrasti, vamzdis audinys susivinioja ir visas klausimas baigtas. Tai dažniausiai taip mato genrangovas, architektas paprastai turi kitokią viziją ir aš sakyčiau toksai kainos klausimas yra ganėtinai archaiškas. Šitas pats, kad visi automobiliai vienodi, duokit man Ladą, aš vis tiek su juo nevažinėsiu, kažkas kitas važinės. Ir kartais gaunasi tokia situacija, kad visgi nueinama į pigumą, turim antracito spalvos profilius, tarkim, stiklo sistemų ir juose labai gražiai šviečia tuomet nerūdijančių plieno varžteliai, kurie tvirtina roletus. Tai mes turim sprendimus, mūsų asortimente standartiškai, kad būtų vientisas dizainas, tų varžtelių nesimatytų. Sistemos jos yra vieniso dizaino skirtingų dydžių, tai tarkim net langas gali būti ir 1,50 m pločio ir 3 m pločio ar didesnis. Ir mes galim padaryti taip vizualiai, kad skirtingos sistemos jos atrodytų vienodai. O jeigu po kažkurio laiko jūsų klientas nuspręs, kad reikia galbūt jam elektrifikuoti tą sistemą, motorizuoti, tai jokių laikiklių nieko keisti nereikės, tiesiog išimsim valdymo mechanizmą, įdėsim variklį, tie patys matmenys, viskas išlieka. Tai žiūrint į ateitį, kaštai motorizavimo irgi yra minimalus. Kas apie šiuolaikinius audinius, ką būtų galima pasakyti, tai jie gali būti dengti ir 2, ir 3 gumos sluoksniais, tai vadinasi visiškai gali užtamsinti patalpą, jeigu yra toksai poreikis, gali būti dengti įvairiom šviesą atspindinčiom medžiagom, iš kurių efektyviausia yra aliuminis, tai audiniai dengti aliuminio milteliais. Turi labai didelį efektyvumą atspindėdami karštį į išorę. Minusas tik tas, kad juos rekomenduojama naudoti kondicionuojamose patalpose, kur neatsidaro langai. Nes jeigu atsidaro langai, gali įskristi vabzdžių iš išorės ir aliuminis reaguoja su vabzdžių ekskrementais, palikdamas kas rudas dėmeles ant savo audinio. Ofisuose gana populiarūs yra screen tipo audiniai, tai ką jie leidžia padaryti, yra skirtingų atvirumo faktorių, Lietuvoje populiariausi 5, 3 ir 1%, tai rodo, kiek šviesos, kiek vaizdo patenka iš išorės. Mes, būdami ofise, matome lauką, iš lauko mūsų nemato. Mes savo klientams dažnai sakome, kad visgi 5% Lietuvos rinkai yra šiek tiek netinkamas, labiau galbūt vidurio Europos zonai tinkamas audinys, todėl rekomenduojamas laiką 1 arba 3% atvirumo faktorius rinktis. Ir čia irgi galim paskaičiuoti su savo tikėjais partneriais, būtent jūsų objekto lokacijoje, šiaurinės, pietinės pusės ir taip toliau atsižvelgiant, kokio tipo audinys būtų efektyviausias. Šiai dienai galbūt inovatyviausias audinys yra 2 verpalų, tai vidiniai pusė yra juoda spalva, o išoriniai balta. Kaip žinom, balta spalva geriausiai atspindi saulės šviesą ir mažiausiai karščio sugeria, o juoda spalva iš vidinės pusės suteikia tą mūsų norimą vaizdą, kad mes matytume išorę, nes jeigu būna audinys screen tipo baltas, tai taip jo energetinis efektyvumas yra geresnis, bet mes neturime to vaizdo į išorę per tą audinį. Ir galbūt apie tas galimybės Dexteros. Galim realiai pagaminti bet kokio aukščio ir pločio roletą, mus riboja tik tai jūsų išsirinkto audinio savybės, kokio tai pločio yra rulonai, tai ir 6 metrų aukščio langai mums nėra problema. Kai kurie mūsų gaminiai, ką mes esame pagaminę Lietuvoje, yra įtraukti į Lietuvos rekordų knygą, tai irgi tuo šiek tiek didžiuojamės, nes daugiau neturime analogų savo šalyje. Kalbant apie naudą biuro darbuotojui,
Tai skaičiai iš tikrųjų gana įspūdingi, bet jie parengti moksliniais tyrimais. Utilities One yra tokia tyrimų bendrovė ir jų naujausių tyrimų duomenimis tinkamas apšvietimas dienos biure iki 50% gali sumažinti darbuotojo depresijos požymius. Būna kartais persidirbame, nuotaika ne ta ir per mėnesį laiko jau įsivysto tas chroniškas persidirbimas, bet jeigu yra tinkamas apšvietimas darbe, galima tuos simptomus sumažinti, vadinasi, darbuotojui palankesnės darbo sąlygas sukurti. Ir net iki 30% padidinti darbuotojų efektyvumą. Atskiras tyrimas buvo atliktas, iš tikrųjų labai įdomus kompiuterių programuotojų srity. Ir išvada prieita, kad net 15% daugiau savo laiko jie praleidžia vykdami savo tiesioginės darbo funkcijas, jeigu jiem yra darbo aplinka su geru darbo apšvietimu. Tai mažiau pavargsta akys, mažiau pavargsta tas žmogus, labiau susikoncentruoja ties darbo. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu visoms IT bendrovėmis, nes tai yra ganėtinai brangiai apmokami specialistai. Tai ta investicija į saulės kontrolę, jinai turi ir tą nematomą grąžą, kuri ateina per biuro darbuotojus. Šiek tiek apie ekologijos temą. Kolega minėjo, gamina langus iš perdirbto aliuminio. Tai kadangi mes jau ir rengiamės rūbais iš perdirbto plastiko, tai kodėl nenaudoti audinių iš perdirbto plastiko. Atrodo, tai nebūtų tam tikra naujiena ar kažkoks įdomus faktas, bet mūsų naudojami plastiko buteliai yra ne šiaip iš taromatų surinkti, o tai yra realios atliekos surinktos iš vandenynų. Ir kad ir kiek beaugtų tas sritis pasaulyje naudojant perdirbtus audinius, žaliavos tam yra labai daug, nes apie 270 000 tonų plastiko yra vandenynuose. Tai ką daro mūsų partneriai Olandijoje, kurie remia tas įmonės, kurios valo vandenynus, surenka tą plastiką, veža į perdirbimo gamyklas ir iš to padaro audinius. Tai ne tik tai, kad nenaudojam naujo plastiko, bet net ir gerokai tam audiniui pagaminti reikia mažiau elektros energijos ir vandens išteklių. Ir labai trumpai apie tam tikrus tikslinius produktus, kuriuos noriu šiandien pabrėžti. Jums labai gerai žinomas apsauginės žaliuzės, kaip Lietuvoje jos labiau suprantamos kaip apsauga nuo vagysčių, nuo įsilaužimo ir taip toliau, bet pirminė jų funkcija visgi yra saulės kontrolė ir, tarkim, pietų Europos šalyse mes šį produktą visgi pamatysim ne kaip įsilaužimo prevenciją, bet kaip kontroliuoti saulės šviesą. Lietuvos klimatui, kas irgi aktualu, kad vien įsidėjus apsauginės žaliuzės galima iki 15% sumažinti šilumos emisiją pro langus. Tai irgi šiuo metu Europoje produktas išgyvena savo renesansą, nes vis daugiau naujų technologinių sprendimų jame įdiegiama. Kaip taisyklė naujose namuose tai yra integruojami sprendimai. Todėl labai svarbu apsitarti su klientu jo norus, ko jam reikia, nes vėliau jau, kai padarytas fasadas, jau matosi tam tikri technologiniai sprendimai ant fasado ir jau darkoje. Ir fasado žaliuzės. Gal Lietuvoje kiek rečiau sutinkamas dalykas, bet tai yra pats funkcionaliausias dalykas iš visų saulės kontrolės sistemų, nes tu gali ne tik visiškai užverti, ne tik visiškai atverti, tu gali reguliuoti kampą pasvirimo, įvairūs tipai pačių lamelių, jos yra ir C formos, ir Z formos, kurios susirakina tarpusavį. Einant prie išmaniųjų technologijų, jos gali sekti saulę horizonte ir visą laiką jums palaikyti tą patį
šviesos kiekį patenkantį į patalpas. Galbūt vienas iš tokių spalvingesnių mūsų projektų buvo Santariškių vaikų ligoninė, kur daug įvairių tipų, įvairių spalvų žaliuzų susidėta ir viskas sujungta į vieną bendrą sistemą. Tai kai saulė slenka horizontų, skirtingi fasadai reaguoja skirtingai, ir visą laiką vaikams šiuo atveju pacientams ir darbuotojams užtikrinamos tos geriausios sąlygos. Daug kas iš mūsų klientų sako, kaip čia su tom kopėtėlėm medžiaginėm, praeis 5 ar 10 metų, jos pradės plyšti, reikės remontų ir panašiai. Tai šių produktų kopėtėlės gaminamos iš kevlaro siūlų, o kaip žinom, iš kevlaro gaminamos ir neperštamas liemenės. Tai garantija 10 metų ir daugiau, kad tai nebus kažkokių tai pažeidimų juose. Ir klausimas tada yra, kodėl jūs, architektai, dizaineriai, turėtumėt rinkti saulės kontrolės sprendimus. Tai pirmiausia, kaip kalbėjau, reikia nusimatyti kliento poreikius, kurie yra šiandien, ir diskutuoti, kurie bus ateityje. Nes visgi šiai dienai pats geriausias sprendimas yra integruoti tuos dalykus į fasadą, o ne atskirai ant fasado kabinti tuos gaminius. Tai galbūt jeigu klientui ir šiai dienai to nereikia, nebejoju 10 metų laikotarpį tas poreikis atsiras, nes tai jau bus ne mada, o tam tikri reikalavimai įstatyminiai arba ES reglamentai. Ir jeigu klientas turės jau suformuotą nišą, atvestą laidą, tai jam tie kaštai ir įsirengimas ir jūsų projekto ruošto neišdarkymas, patys yra tie privalumai, kuriuos mes jau galim nusimatyti šiandien. Tai pagrindinis turbūt dalykas toks ir būtų, ta vertė jūsų klientams, jeigu mes nusimatom žingsnį į priekį. Visi kiti dalykai yra iš to išplaukiantis, kur galbūt jau kaip ir klientam turėtume mes paaiškinti, ne jūs. Turime savo tarpę architektų, kurie gan konservatyvūs ir renkasi tik senus, laiko patikrintus sprendimus, nesirenka inovacijų, bet visą laiką, jeigu yra klausimas, kreipkitės į mus, galite asmeniškai į mane, nes brošiūrų siuntinėjimas, lankstinukų ir taip toliau, tai nėra didelę naudą kuriantis dalykai nei jums, nei jūsų klientui. Geriausia yra išsiaiškinti poreikius ir apkalbėti ir pasiūlyti tą sprendimą. Tai mes su kiekvienu projektu dirbam individualiai, turim gerą komandą ir kviečiu kreiptis.